Neatverk lango. Pripūs šalto oro. Koks čia namas? Tik vienas kambarys? Reikia išvedinti. Tada vėdinkite kartą, kai manęs nebus namie. Gaivus oras netoks svarbus, kaip mano sveikata, jei dar nežinojai. Nebūk toks susispyręs, visiems reikia pakvėpuoti grynu oru, be to, laukia taip skaniai kvepia. Ne, man nepatinka grynas oras. Verčiau kvėpuosiu tokiu, koks yra viduje. Gerai, jei nori, kad namuose būtų tvanku, tai neįtikinėsiu. Jau pabodo tavo niurzgėjimas. Eik pasivaikščioti. Sėdi čia kaip supuvęs rastas. Taip elgėsi tyčia. Nori, kad susirgčiau. Labai susirgčiau. Tu sveikas kaip ridikas. Trūksta tik gryno oro. Kas tu tokia, kad nurodinėtum, ką galiu ir ko ne savo namuose? Volis, Olga ir neprilygstamoji Rosa filme Dingęs atsiprašymas. Stengiausi jam padėti iš viso širdies. Tik to ir troškau. Tikrai nemaniau, kad įskaudinsiu. Buvo svarbesnių dalykų. Pasakiau, kad grynas oras sveika, o jis atrėžė, kad bandau jį susargdinti. Siaubinga. Baisu. Jei tiesa, jo elgesys netoleruotinas. Mažiausiai jo elgesys yra bjaurus. Gėda, kad išdaužė namų langą. Juk kas nors galėjo susižeisti. Ką daryti? Palauk, kol susipras ir atsiprašys. O jeigu to nepadarys? Toks elgesys nepateisinamas. Papasakosiu istoriją. Prieš daug metų irgi turėjau draugą, kuris man rūpėjo. Viskas buvo puiku, kol manęs neįskaudino. Maniau, jis atsiprašys, bet neatsiprašė. Ką reikėjo daryti? Sėdėti ir sakyti, man nerūpi? Skaudink kiek tik nori? Ne, negalėjau taip gyventi. Išėjau ir daugiau jo nemačiau. Rosa. O jei draugas tave įskaudino netyčia? Gal bandė pasakyti, ką nors gražaus, bet pamiršo gražių žodžius. Jei taip, galėjo išsiaiškinti, kodėl išėjau. Regis jam buvau visai nereikalinga. Jis nei nebandė. Liūdna istorija. Draugai yra nenuspėjami, o mano skrynia kitokia. Turiu ją visą gyvenimą ir nei karto neišdavė. Rosa! Rosa! Kaip gražu? Pažvelk į šią skrybėlę. Mano mėgstamiausia. Kiek istorijų galėtų papasakoti? Kokie čia žurnalai? Apši, krinta puslapiai. Seniau pirkau žurnalus, bet nebuvo laiko skaityti. Maniau, perskaitysiu išėjusi į pensiją, bet taip ir nespėjau. Žiūrėk, laiškas. Ką? Negali būti.
Mieloji, kodėl neatsakei mano laiškus? Parašiau jų 30. Kiekviename prašiau atleidimo. Aš dėl visko kaltas. Žiūrėk, čia dar daugiau laiškų. Turbūt laiškininkas įkišo į žurnalus? Juk vis tiek siuntė tuo pačiu adresu. Žinau, aš dėl visko kaltas. Kodėl išėjai? Nesiliauju apie tave galvojęs. Turbūt nenori manęs matyti. Atsiprašau. Voli. Kas nutiko? Grįžau. Aš pasiruošusi išklausyti tavo atsiprašymą. Pabaiga.